Sveiki gyvi, aš Agnė Juškėnaitė ir aš mečiau rūkyt po 15 metų rūkymo. Prieš pradedant istoriją noriu priminti, ką jūs galite padaryti, kad šitą video pamatytų daugiau žmonių. Jeigu pažįstat kažką rūkantį, kuriam manot būtų laikas mesti rūkyti, ypač nusiųskite jam šitą video asmeniškai ar plačiai viešai. Jeigu jums patinka, jeigu jums nepatinka, būkite atviri ir taip jūs padėsit man pasiekti daugiau žmonių bei YouTube'ui suprasti, kokiems žmonėms tokie video yra įdomus. Na, o mano rūkymo istorija prasidėjo seniai, kai man buvo 18 ir kai įstojau į Muzikos ir teatro akademiją. Galbūt dėl to, kad visi ten menininkai, galbūt dėl to, kad mokytis iš tiesų sunku, visi daugiau mažiau rūkė, nuo dėstytojų iki studentų. O aš pati atėjau nuo vaikystės iš teatro pasaulio, kur rūkymas irgi nebuvo problema ir visi tie dulkėmis ir dūmais prasmirdę baldai, kostiumai, taip toliau, užkulisiuose, visa tai man buvo skanus kvapas. Kupinas gražių prisiminimų ir vaikystės. Taigi visai nekeista, kad vos tik tai pase hitinau suaugusių pasaulį, iš karto pradėjau rūkyti ir nemačiau tame problemos labai ilgą laiką. Kai galiausiai nusprendžiau, kad galbūt reikėtų mažinti arba mesti rūkyti, atėjo elektroninių cigarečių era. Ar aš buvau vienas iš tų žmonių, kurie sakė, tai aš čia dabar pereisiu prie elektroninių cigarečių ir taip mesiu rūkyti? Tikrai taip. Turint omeny, kad aikosas egzistuoja milijoną metų ir aš visą tą laiką prarūkiau, manau, kad šita taktika oficialiai neveikia. Bet mečiau, paėmiau ir mečiau va taip, nors prieš tai išsiknisinėjau visiems aplinkui, kad niekas negali tiesiog taip pat mesti rūkyti. Aš maniau, kad turi būti kažkoks lėtas nuėjimas, kažkoks metimas po truputį, na o jeigu taip jau imsi ir padėsi tą paskutinę cigaretę, tai labai skaudės. Ką reiškia labai skaudės, manau, labiausiai kalbu apie psichologinį skausmą, kai norisi rūkyti, bet negali, nes pati savo uždraudėjai, kai prasideda kažkokios vadinamosios lomkės, kurios jau iš psichologinio gali pereiti ir fizinį lygmenį. Labiausiai aš metus rūkyti bijojau, kad būsiu pikta kaip vanagas. Galvojau, kad ant visų rėksiu, kad visi mane erzins, nesgi aš negaunu parūkyti. Taip pat galvojau, kad suėsiu viską, ką įmanoma aplinkui ir ištorėsiu per mėnesį laiko. Na ir jeigu pažiūrėtumėte į oficialius duomenis, kas turėtų darytis per pirmąjį mėnesį, kai meti rūkyti, o aš kaip tik šiandien esu čiut virš mėnesio kaip nerūkau. Jūs turėtumėte patirti visus tuos simptomus, kuriuos aš ką tik išvardinau, būti pikti, baisiausiai norėti rūkyti, vis kabinėtis kažko ieškoti, vis kažką valgyti, vis taip toliau ir panašiai ir neduok tu dieve, turėsit galimybę užsirūkyti, iš karto atkristi atgal. Aš specialiai prie šito video pasidomėjau, ar nėra taip, kad cigaretes mesti yra taip, o elektroninės žymiai lengviau. Ne. Elektroninių cigarečių metimas veikia lygiai tais pačiais principais ir netgi yra šiek tiek sudėtingiau, nes jos neturi tos baisios smarvės, jas lengviau asocijuoti su patogumu, o ne kažkokiu tokiu blogu įpročiu ir panašiai. Yra nedidelis researčiukas rodantis, kad žmonėms netgi sunkiau atsisakyti elektroninių cigarečių, nesgi jos netokios blogos. Kas drįstu sakyti, turbūt yra dalis priežasties, dėl ko aš taip ilgai nemečiau. Anyway, šiandien esu virš mėnesio, kaip metusi rūkyti ir galiu pasakyti, kad baisiausios iš šito mėnesio buvo 2 dienos. Realistiškai, buvo 2 dienos, kai aš iš tikrųjų galvojau, blemba, viskas, apie ką aš galiu galvoti, kad dabar noriu parūkyti. Visos kitos dienos susiskirstė į 2 rūšis. Dalį jų aš susidūriau su vadinamosiomis lomkėmis, tai yra vaikščiojau visur namuose, kažko norėjau, kažkur vis kažką paskabyti, tai žodžiu prisiėdžiau riešutų. Ir ačiū Dievui, man joks svoris neužaugo. Actually, aš netgi numečiau kilogramą. Na, o likusi dalis dienų yra tiesiog jokia. Aš nenoriu rūkyti, aš negalvoju apie rūkymą, manęs netampo į kairę į dešinę, lyg kažkoks senas įprotis, kad reikia atsistot kažkur nueit, kas jau buvo lomkėse. Kas tikrai pasikeitė, tai aš nebeišeinu į balkoną, tiesiog nebėra dėl ko. Vos tik tai mečiau rūkyti, iš karto pasistengiau mesti save ir į tokias situacijas, kur gali būti problemiška nerūkyti, pavyzdžiui, išėjau alkoholio. Skamba, lyg išėjo tėvelis į mišką. Nuėjau į barą su draugais. Mano didžiausiai nuostabai alkoholis ničnieko nepakeitė. Ar tai buvo 1 ar 2 kokteiliai, aš neturėjau nė procentų didesnio noro rūkyti ir tai numetė didžiulį akmenį nuo mano pečių. Aš nenorėjau tapti tuo žmogumi, kuris išgerdamas bare su draugais ima prašinėti, gal kas turit parūkyti, aš šiaip nerūkau, bet gal kas turit parūkyti. Buvo vienintelis kartas, kai man iš tiesų labai stipriai užsitrigerino noras rūkyti, kažkur po 2 savaičių nerūkymo, aš nuėjau į labai specifinį barą. Ir būtent tokiose vietose aš užaugau rūkydama, tai yra meniškam bare, kur tu tiesiog sėdi, gurkšnoji kažkokį girmėlį ir su cigaretė dantyse stebi menininkų gyvenimą aplink save, šneki su draugais, gerai leidi laiką ir restartuojas. Tai va čia buvo vienintelis momentas, kada iš tiesų buvo toks, noriu rūkyti. Bet neparūkiau, nieko nenutiko ir daugiau tokių kartų nebuvo. Taigi, visų pirma, turiu pasakyti, kad klydau. Klydau manydama, kad negalima tiesiog mesti rūkyti. Jūs turbūt įsivaizduojat, kad čia reikia kažkokios grandiozinės priežasties tam tokiam metimui rūkyti. Aš irgi taip maniau, galvojau, čia su sveikata turi būti blogai, čia iš Dievo nusileis turi kažkas ir taip toliau. Ne. Mano atveju tai buvo tiesiog laiku ir vietoje nutikęs proto nušvitimas, paremtas galbūt kažkokiu be abejo smulkių aplinkybių ir panašiai, bet tiesiog suvokimas, kad jeigu aš iš tiesų ruošiuosi mesti rūkyti, jeigu mano idealiam scenarijuje Agnė nerūko,
Kodėl aš turėčiau surūkyti dar vieną cigaretę savo gyvenime? Ir aš nebesurūkiau. Aš tiesiog pasiėmiau visus savo aparatus, visus savo pakelius ir išėjau iki artimiausios šiukšliadėžės, viską išmečiau, padariau tai beje užsienyje, kad turėčiau ir mentalinį atsiskyrimą, kai grįžau į Lietuvą nuo to. Ir dabar visiems, kurie nemeta rūkyti, nes bijo lomkių, galiu pasakyti, kad tikrai nėra ko bijoti. Aš tikiu, kad man gali hitinti dar po kokių 3 mėnesių kokia masinė banga noro rūkyti, kaip girdėjau, kitiems žmonėms yra buvę. Na, bet jeigu susitvarkiau su 1 mėnesiu, susitvarkysiu su bet kuo. Tai tiek. Jokio moralo, jokio paskatinimo, darykit jūs ką norit su savo gyvenimu. Aš tiesiog te būsiu vienas iš pavyzdžių, tokiems kaip dar prieš mėnesį buvau aš, kad mesti yra įmanoma ir visiškai neskauda. Iki kito karto.